Sveiki, šiame vaizdo įraše kalbėsiu apie užsakymų iš tiekėjų analizės ir kontrolės Excel modulio darbą ir būtent duomenų įvedimą į data lapą. Taigi esame data lape ir taip pat turime dokumentą iš tiekėjo pasiūlymą, kurį apmokėję gausime medžiagas po 3 savaičių. Matome apmokėjimo pristatymas 3 savaitės po išankstinio apmokėjimo. Taigi, pradžioje atrodo tas dokumentas gana sudėtingas, daug informacijos. Čia yra klijuotos medienos sijos, jos skirtos vienam projektui, yra specifinės, todėl supaprastinsime, vesime duomenis kaip vieną eilutę, visų smulkiai duomenų nevesime, nes taip pat neaktualūs yra ir kodai prekių, kadangi tai vienkartiniai medžiagos, kurios yra labai konkrečios, konkrečiam projektui, vienkartinis užsakymas, daugiau tokio užsakymų nesikartos, todėl paprasčiausiai mes to nesismulkinam, vedam vienu pavadinimu. Taigi pradame vesti nuo užsakymo datos, spaudžiame Ctrl kabliataškis, įveda šios dienos datą, kadangi užsakymo data buvo 08, toliau pereiname prie tiekėjo langelio, iš dokumento matome, kad tai bus tiekėjas 1, supplier 1, tiekėją galime pasirinkti iš išsiskleidžiančio sąrašo. Toliau užsakymo numeris, dokumente nebuvo užsakymo numerio, todėl paprasčiausiai įvedame tekstiniam formate užsakymo datą. Įvedus šitos duomenis spaudžiam mygtuką Order Start ir klausia, kiek eilučių bus mūsų užsakyme. Jau prieš tai minėjau, kad nusprendėme vesti vieną eilutę, nuspaudžiam 1, įveda eilutės ir atsistoja ant pavadinimo laukelio. Tada mes pradedam vesti pavadinimą, kadangi jau buvo vestas toks pavadinimas prieš tai anksčiau, tai pasiūlė Excelis automatiškai šitą pavadinimą, klijuotos medienos sijos ir jų transportavimas, įvedus didžiąją K raidę ir mes pasirenkame, jis mums tinka, tuomet toliau vedame duomenis, tai bus vienu vienetu vienas PCS ir iš dokumento įvedame sumą. Vedame, dokumente matome, kad yra 460 už medžiagas, 118 dar už papildomą apdirbimą ir 200 eurų yra už transportavimą, kurį pats tiekėjas atliks. Jisai atveš medžiagas, ne mes, ne kažkokia transporto kompanija, bet jisai veš medžiagas. Taigi, ir bendra suma 778,20 eurų. Taigi mes vedame, kad šitą kainą įvedame, susumuojame dvi sumas, kurios yra sąskaitoje. Už medžiagas jų tam tikrą apdirbimą. Ir matome sumą. Dabar dar vienas niuansas yra tai, kad tiekėjas yra užsienio ir PVM-as, kaip matome dokumente, jisai nėra įtrauktas, jis kitaip bus skaičiuojamas ir mūsų order failiukė to nesimatys ir todėl mes pataisome koeficientą, kad to PVM-o nesiskaitytų. Taip pat įvedam transportavimo kaštus 200 eurų ir tuomet mes atsistoję Total Y stulpelėje, spaudžiame Total ir programėlė automatiškai suskaičiuoja kitus duomenis. Ir taip pat dar čia niuansas yra, turime pataisyti transportavimas, taip pat PVM-as nesiskaičiuos, pataisome, matome galutinę sumą 778,20 eurų, kuri atitinka su mūsų sąskaitos suma. Reiškia, duomenys įvedame teisingai ir galime tęsti darbą, klaidų nepadarėme. Galime atsižymėti dar papildomą informaciją apie šitą užsakymą. Galime dar atsižymėti papildomą informaciją stulpelėje AA pastabas. Pavyzdžiui, kad gavome laišką iš kolegos 2. Ir jeigu tai buvo laiškas 1 tą dieną, tai, sakykime,
tik tai tiek ir atsižymim, bet jeigu buvo laiškų daugiau, dar galim įsivesti ir laiką. Sakykime, gavom 10.00, nes būna taip, kad per vieną dieną yra daugiau užsakymų apdorojama, tai atsižymime tą laiką. Toliau, taip pat tame laiške galime matyti, kad būtent šitas užsakymas buvo vienam projektui. Matome ir sąskaitoj yra, kad tai projektas 4, todėl galime toliau tęsti darbą, būtent priskirdami užsakymą projektui. Tai spaudžiame mygtuką Project, klausia, kiek projektų bus skirtomas užsakymas. Mes žinome, kad 1, spaudžiam 1 ir duomenis suveda į apatinę eilutę automatiškai programa, pasirenkam projektą, projektas 4, kaip matėme, pasirenkam, kad visas projektas 100%, tai koeficientas 1. Po to, kai priskiriame projektui, pakeičiam pastabą apie tai, kad jau užsakymas projektui paskirstytas projektams ir taip pat galime pasitikrinti, ar teisingai paskyrėme. Čia nustatome pjūvinius filtrus, dabar iš anksto nustačiau ir matome, kad lape, kuriame analizuojamas užsakymo priskirimas projektui, matome, kad šitas mūsų suma yra balansas ir užsakymas visas yra priskirtas projektui ir tai matome grafiškai atvaizduota. Tolimesnis darbas su šitomis eilutėmis būtų po to, kai jau gavome apmokėjimą. Buvo padarytas šitam užsakymui apmokėjimas, sakykime, mes tą pačią dieną mokėjome ir turime informaciją, tai spaudžiame mygtuką Payment View ir pereiname prie vaizdo, kuris yra skirtas mokėjimui suvesti. Tai būtent kiti stulpeliai jau matosi ekrane. Ir mes, reiškia, kol kas nieko nepildome, tik pasirenkam, kad mūsų užsakymas bus vykdomas po mokėjimo. Taip pat, kaip matėme, yra 3 savaitės, tai reiškia, įvedam 21 dieną. Kol kas data, kada gausime prekes, yra sausio 21, nes nuo sausio 1 skaičiuoja, kol nėra įvestas mokėjimas, tai čia nekreipkime dėmesio. Tačiau mokėjimą vedam, spaudžiam mygtuką ir suvedami mokėjimo duomenis įvedam 101 pavadinimas, 101 bus pavedimo numeris ir sakykime, kad mokėjimą vis tik atlikome ne šiandien, o atlikome tą dieną, kada gavome užsakymą ir tada jau matome, kad 29 Liepos mes turėjome gauti ir prekes. Taigi turime duomenis, kad pilnai apmokėta šitas užsakymas, pilnai apmokėtas ir jis yra pradėtas vykdyti ir kadangi tikėtina data prekių pristatymų 29 Liepos. Dar galime apie mokėjimus įsivesti papildomus duomenis, jeigu, pavyzdžiui, kelios sąskaitos, iš kurių mes mokame, tai galime įsivesti apie tai duomenis. Taigi, darbą su dokumentų iš tiekėjų mes baigėme, jį galime kažkur įsisaugoti, čia jūsų nuožiūra. Aš susikuriu specialų žinyną, kur saugo tos dokumentus, nes kartais prireikia ten juos kelis kartus pasižiūrėti. Dar kas nors klausia, tai saugau tos dokumentus. Jūs galite saugoti, nesaugoti, čia priklausys nuo to, kokį darbo stilių jūs pasirinksite ir koks bus jūsų poreikis. Taigi, sakykime, saugojame, mes kažkur jį uždarėme ir toliau tęsėme darbą. Tolimesnis darbas būtų su apskaitos duomenimis. Toks darbas daromas periodiškai. Taigi, mes matome, pabaigiam, mėlynai atžymėta stulpelių grupė yra apie mokėjimo duomenis, toliau eina duomenis apie sandėlį. Čia jau aš suvedžiau apskaitos duomenis iš apskaitos sistemą, su kuria dirbame periodiškai. Tai yra sukurta programėlė, kuri iš apskaitos ištrauktus duomenis sugrupuoja tinkamai į atskirą Excel failą, iš kurio jau po to kita programėlė pasirinkus tos duomenys įkelia į šitą failiuką ir automatiškai, kur yra geltonoji grupė duomenų stulpeliai, geltonai ir žaliai sandėlio. Jie automatiškai ten sukilnuoja, suveda formulės atitinkamą, suskaičiuoja. Matome, kad užsakymas 100% gautas į sandėlį AZ stulpelėje
Ir dabar dar pasitikrinam, suvedėm duomenis, pasitikrinam, įskaičiuojam skirtumą. Matome, kad skirtumas nulinis. Atitinka mūsų duomenis, užsakymo ir apskaitoj duomenis atitinka. Viskas tiko, jokių klaidų nepadaryta, apskaita teisingai išpajamavo, nieko papildomai prie šito nereikia dirbti. Taip pat toliau matome apie transportą. Čia transporto kompanija yra produkto tiekėjas, yra matome suma, jeigu mokėjimų irgi atskiro daryti nereikia. Jeigu būtumėm vedant užsakymą S stulpelėje atitinkama transporto kompanija būtų kita, arba mes, tai tuomet su transporto stulpelėje grupė irgi reikėtų papildomai vesti duomenis ir ten būtų atskirai skaičiuojama. Pabaigoje matome produkto kainą, tai stulpelių grupė yra naudojama įkainių baziai papildyti arba atnaujinti, būtent tam, kad būtų galima naujo projekto sąmatą sudaryti su naujausiais duomenimis. Dar matome CA stulpelėje, kad skaičiai yra nulis, tai reiškia atitinka čia suskaičiuota vieneto kaina su vieneto kainos duomenimis ir apskaitos sistema, tai visur duomenys yra teisingi, reiškia, jais galima pasitikėti ir toliau naudoti. Taigi, praėjome pagrindinius darbo etapus DataLabe. Tie, kurie norėtų gauti išsamesnę informaciją apie šį užsakymų iš tiekėjo analizės ir kontrolės Excel modulį, turėtų kreiptis į mane, parašydami laišką elektroniniu paštu sharunas.bielskis@gmail.com arba paskambinę telefonu 867 25 356. Dar vienas galimybė kontaktuoti yra parašyti šio vaizdo įrašo apačioje žinutę, pranešimą ir tuo atveju aš irgi galiu sureaguoti. Taigi, tiek apie užsakymų iš tiekėjų analizės ir kontrolės Excel modulį. Iki malonaus.